Jeigu jūra pavirstų akmeniu, jisai atrodytų būtent taip. Čia ne šiaip gražus melsvas akmuo. Akvamariną jūreiviai laikė savo akmeniu. Jie tikėjo, kad akvamarinas apsaugos jos kelionėse ir iš čia kilo pavadinimas, tai akvamarina, jūros vanduo. Akvamarinas priklauso taip pačiai berilų šeimai kaip ir smaragdai, tik šitas akmuo būna nuo šaltai ledinės mėlynos iki jūros mėlynumo mėlynos. Mėlynumą jam duoda geležis. Tai nieko čia romantiško, bet realybėje tai tikrai gerai atrodo. O su kaina irgi yra įdomi. Mažesni akmenukai gali kainuoti ten kelias dešimtis eurų, iki 100 eurų per karatą, bet didesni, švaresni, skaidresni gali kainuoti po kelis šimtus eurų ir gali siekti netgi ir kelis tūkstančius eurų. Toksai akmuo. Jeigu tau įdomus akmenys, ne tik dėl spalvos, bet ir kas už jų slypi, tai užsuk į mano profilį ir jį pasek. Ir be to, čia tai buvau išsipurvinęs per visą video, nemačiau. Bet ką padarysi, paliksiu yra kaip yra. Iki kito video.